Sveiki, tęsėme temą apie žiūrėjimą negalvojant. Tai šiandien pasakysiu dar keletą naujų praktikų ir, gal labiau tiesiog vieną konkrečią praktiką, kurią galima atlikti bet kur ir bet kada. Bet tam, kad suprasti tą praktiką, tai svarbu suprasti truputį mūsų akis, kaip jos juda. Ir kaip jie žiūri, kaip jos mato vaizdą. Tai tam, kad akis gerai matytų, jos turi sklandžiai judėti nuo taško prie taško, fokusuotis, keisti tiesiog savo formą. O regėjimo sutrikimai atsiranda tada, kai akis yra sustingusios, kaip sugniaužti kumščiai ir jos sunkiai be pajuda tiek aukštyn, tiek žemyn, tiek į šonus, tiek ten pailgėja, sutrumpėja. Tai tikslas yra kaip atpalaiduoti tas akis, išlaisvinti tas akis, kad jos pradėtų pačios mikrojudesiais įvairiai judėti. Tai vienas dalykas, mes tą galim paskatinti tiesiog sąmoningais judesiais. Ir principas, fiziniam lygmenyje, arba taip pasakyti, ką mes sąmoningai darome ir turėtume daryti tam, kad akis liktų atsipaldavusios, tai nuolatos perkelinėti savo dėmesį nuo taško prie taško. Ir pakankamai dažnai, kad mes nespėtume įvertinti, nusistatyti, kažkokią nuomonę turėti apie tą tašką, apie tą objektą, kurį žiūrim tuo metu. Tikslas yra koks? Kad mes negalvotume, tai yra akis šokinėja spontaniškai, atsitiktinė tvarka, o mes tik sekame iš paskos. Tai yra mes tie stebėtojai, pakaušės rytyje tiesiog sekame akimis, akis yra tiesiog kaip paleisti gyvūnėliai į laisvę, kur nori, ten juda, ten žiūri. Ir mūsų tikslas yra tik žiūrėti, stebėti ir nevertinti. Nevertinti, nebandyti sulaikyti žvilgsnio, neįžiūrėti, nemėginti išryškinti vaizdo kažkaip įtempiant, primerkiant akių. Ne, mes visiškai atsipalaiduojam, stebėtojai pakaušiai, akis laksto savo. Tai vienas dalykas, mes galim kažkiek tas akis pakreipti, galbūt pažiūrėti į artimą tašką, kažkokį tolimą tašką, bendrai varijuoti skirtingais atstumais, galbūt paskatinti ten judesius, galbūt gerai kairė į dešinę, ten aukštyn žemynis, trižainėmis, bet iš pradžių, taip, mes galime tokiais sąmoningais judesiais, kaip ir parinkti kryptį, parinkti atstumą, bet geriausias tikslas yra tiesiog taip išlavinti akis, taip jas paleisti, gal kitaip sakant, kad jos pačios įgūstų spontaniškai judėti nuo taško prie taško. Ir principas, kad taip, judėtos pakankamai dažnai. Tai iš pat pradžių tai ir bus, taip, sąmoningas dėmesio perkelimas nuo taško prie taško ir pakankamai greitas, kad mes, kaip minėjau, nespėtume susidaryti nuomonės. Tai nespėtume pagalvoti apie tą sritį, į kurią žiūrim. Ir kai vyksta tas nuolatinis dėmesio perkelimas nuo taško prie taško, mes išlaikydami ryšį, čia irgi labai svarbus momentas, išlaikyti ryšį kiekvieną tą akimirką, kiekvieną sekundę, o kur aš dabar žiūriu. Nes kiekvieną akimirką aš žiūriu vis į naują sritį, į naują tašką ir galbūt kitų atstumų ir panašiai. Tai tikslas yra vis laik išlaikyti ryšį, bet vėlgi tas ryšys perina iš vieno taško į kitą tašką, kol mes nespėjom iš esmės apie tą objektą, apie tą sritį pagalvoti. Čia yra esmė. Žiūrėjimas negalvojant gaunasi tada, kai akis pakankamai greitai juda nuo taško prie taško, mes išlaikome ryšį su to judėjimu, kur akis juda. Ir aišku, nespėjom pagalvoti apie tą sritį, nes jį nuolatos kinta. Ir kai mes išliekam ryšyje su to tašku čia ir dabar, tai ta praeitis, į ką mes pristačiam, tampa visiškai neįdomi, o ateitis, tas taškas, į kurį mes pažiūrėsim, mes neturim vėlgi apie jį jokios nuomonės, nes akis juda atsitiktinė tvarka. Mes nežinom, kur jos pažiūrės, kitą sekundę, kitą momentą. Ir čia tai ir yra pačios praktikos esmė, momentas, tiesiog būti ryšyje su tuo tašku, į kurį tiesiog dabar nukrypo akis ir viskas. Be jokių minčių, be jokių apmąstymų, be jokių vertinimų, be jokių tempimo žvilgsnių, ryškų, neryškų, toli arti, ten patinka, nepatinka, visiškai, kad neateitų net tokios mintis idėjos, nes mes vis šokinėjam, vis judam ir nuolatiniam tame judėjime mes tiesiog išliekam ryšyje vaizdu,
bet nededam jokio savo išankstinio vertinimo, nusistatymo ir panašiai. Ir tokiu būdu gaunasi taip, mes žiūrim, mes realiai matom, kur akis tuo metu žiūri, bet negalvojam. O negalvojam dėl to, jog akis nuolatos juda. Ir bet galite pastebėti, kad kai tik tai užsigalvojat, žvilgsnis sustingsta. Pradedat judėti, vėl galbūt atrodo mintis prapuola. Tai va čia irgi va toks momentas įsivertinti, jeigu aš galvoju, vadinasi, tikėtina akis yra užstrigusios, žiūri į kažkokią konkrečią sritį arba mes iš vis išplaukia, nėra ryšio su vaizdu. Bet jeigu mes esame ryšyje su vaizdu ir tas dėmesio taškas nuolatos kinta, tai nėra kada mums atsirasti kažkokiams mintims apie tą sritį, kurią žiūrim. Tada galima atsipalduoti, tiesiog leisti akims šokinėti ir tokiu būdu sugrąžinti jiems tą lankstumo, mobilumą. Tai iš pradžių taip, mes tą dėmesio perkeliamą ugdomės, labiau sąmoningai šitasiais, pakreipiam akimis tai šiandien pasižiūrim, ten galbūt dar ir galvą pasukam, visą kūną pasukam, tai vėlgi leidžiam judėti viskam. Viskas tegu juda, galva, kaklas, pečiai, akis, tegu jos išlaisvėja. Ir kai akis iš to sugniaužto kumščio, iš to sustingusio kumščio, kai jos pradės vis laisvėti, vis labiau judėti, jos taip atsipalaiduos, kad jos tiesiog spontaniškai net paskui ir galbūt net ir mums nukreipiant dėmesį kažkur kitur, arba jau pradedant galvoti, akis toliau juda, toliau šokinėja, nes jos išlaisvėja tiek, kad jau tiesiog tęsia tą savo mikro judėjimą, net ir, kai mūsų dėmesys yra į kažkokius kitus objektus, rytys, apmąstymus. Bet iš pat pradžio tai mes turim būti pilnai ryšyje su čia ir dabar, kad tiesiog tikrai pastebėtume, akis juda, aš negalvoju. Ir kuo ilgiau tame pabūdam, kai akis juda spontaniškai ir negalvoju, kuo mes ilgiau tame galime išbūti, tuo labiau, ir pačios akis atsipalaiduoja, išlaisvėja. Tai va tokia praktika, toks įprotis, ugdytis yra atpalaiduoti akis. Ir kaip minėjau, visiškai nesvarbus atstumas, tai vėl ir praktikas visas, net ir šitą praktiką, lygiai taip pat darom be jokių akinių, be lęšių, visiškai nesvarbu, koks yra regėjimas, akis tiesiog juda, mes matome kažkokią sritį ir tas sritis, kadangi nuolatos kinta, mums nesvarbu, ryškiai, neryškiai, ten nereikia tikrai nieko skaityti, nieko galvoti ir neturėti jokio nusistatymo, kas bus. Tiesiog būti čia ir dabar ryšyje su kiekvienu tašku ir kuo ilgiau pabūsim, tuo labiau pajausim, kaip atsipalaiduoja akis, nukrypsta protas, atsipalaiduoja kūnas, o galbūt net ir tam tikrais momentais pradeda jau ir ryškėti regėjimas. Tai va, tai šito norėjau pasidalinti, išlaisvinam akis, leidžiam jiems judėti, išlaikome ryšį. Ir kai mes tai padarysim, natūraliai gausis, kad mes ir negalvosim. O jeigu pasivim, kad pradam galvoti, vėl grįžtam į ryšį su vaizdu. Į ką žiūri akis. Jos turi pastoviai žiūrėti į vis naują tašką. Ir tada vėl mintis, galvojimas pradingsta. Tai linkiu patirti, pabandyti, ir jeigu kyla klausimų, pasidalinti, pakomentuoti. Tai šiam kartui tiek ir susimatysim kitame vaizdo įraše. Sėkmės visiems ir iki.